Sveiki, čia Maple Street Studio ir šiandieną pakalbėsim apie mūsų autoparko pasikeitimus, pakalbėsim apie ateities planus bei pristatysim mūsų naują Winterbeaterį. Visų pirma, norėčiau pakalbėti apie savo juodąjį BMW, bet kadangi jisai visas purvinas, tai reikia dabar jį švariai nusiplauti. Tai visų pirma, dabar yra lapkričio 10 diena, tai reiškia, kad jau sezono uždarimas ir su juodu BMW jau nebevažiuosiu. Dabar pakalbėkim, kas įvyko per vasarą ir beveik visą rudenį. Tai praėjau technikinį, nes jau buvo pasibaigęs. Esminis dalykas, ką reikėjo pasikeisti, tai priekinis stiklas, nes buvo įtrūkęs ir gan žiauriai. Tai įsidėjau originalų, dabar taip ir liks. Toliau, ką norėjau papasakoti apie angalius, ką matėt praeitam video. Šitie angaliai yra nušlifuoti, ta prasme siūlės nutrintos. Bet visumoje man jie nelabai kažką atrodo, nes iš šono žiūrint matos, kad jie išplatėja. Tai greičiausiai kažką galvosim toliau, gal netgi kitokį bakelį dėsiu į galą, kad gražiau vamzdžiai atrodytų. Žodžiu, pamatysit būtinai ir video. Iš esmės mašinai kažko daug ir nepasikeitė, bet norėjau pakalbėti apie ratus. Tai mačiau kažkas komentaruose rašė, kokie čia ratai. Tai čia yra Haxer HX35, jeigu neklystu. Tarp kitko, aš juos planuoju pardavinėti. Tai jeigu kažkas norit, pasiūlykit kainą ir būtinai kažką sutarsim. Šiaip ratai yra gero stovio, kadangi pirkau naujus. Priekį padangos ledas, gale yra šiek tiek laiptuotos, nes yra suversti ratai. Ir dar ką norėjau paminėti, tai yra kažkur defektas. Tai jo, kažkada kažkur atsirėmiau ir čia yra biški nubalnuoti. Tai į tą būtinai atsižvelgsiu ir dėl to kainą galėsim paderinti. Norėjau papasakoti apie šito BMW priekinius stabdžius, nes iš tikrųjų užsiknisau. Užsiknisau dėl to, nes žiauriai raito priekinius diskus. Nežinau, ar aš per agresyviai stabdau ar kažkas. Tai galimai darysim kažkokį update'ą ne sezono metu. Tai galit parašyti komentaruose, gal žinot kažkokį gerą sprendimą didesniems stabdžiam, kad jie neperkaistų. Ar tai boomerio suportus dėt, ar nuo 3 litro gal visgi dėtis, nes čia 2,5 originalus. Bet faktas, kad reikia keisti diskus, dėt didesnius, dėt kitus suportus ir gražiau atrodys ir bus efektyviau. Dar vienas dalykas, kurį žadu pakeisti per žiemą, tai yra aparatūra. Esminis dalykas, kas žiauriai užkniso, tai tas Androidas. Jau praėjo, kiek čia, 3-4 metai, ne, 3 greičiausia. Jau tas Androidas lagina. Plus ir šiaip nelabai jisai man patiko, kaip veikia, tai bandysiu kažką sugalvoti, kokį įdėti magelį, kad gerai atrodytų. Gal grįšim prie originalo, nežinau, bet pasikeitimų tikrai bus. Galimai dar ir keisiu subo dėžę, nes norėčiau, kad šiek tiek to oro judintų ir į saloną. Tai greičiausiai darysim ortakį per galinį porankį ir keisim iš esmės, kaip viskas atrodys bagažinį. Tai su juodu kol kas planų tiek, o dabar einam prie Polo. Tai Poliakas yra nemažai laiko jau prastovėjęs, kadangi atsirado beateris, katras patapo beveik kaip ir deiliu. Čia visą vasarą buvo piltas vanduo, tai reikia šį bei tą pasitikrinti, pasižiūrėti tepalus ir pasižiūrėti, ar iš vis jinai besiveda. Tai turim tokį daiktą, su kuriuo pamatuosim, ar antifrizas yra antifrizas, ar visgi vanduo. Kaip jisai čia atsidaro. Čia prisipilė antifrizo, pastatai tiesiai. Ir tada užkyla kitą rodiklytę, ar kas čia turi būti, parodo, kiek yra minus laipsnių. Gerai, pažiūrim tepalus pirmą. Ar čia yra alyvos? Nu yra, gal čiut mažokai, bet yra. Tai tarpinė vis dar nepakeista, vis dar pučia šlangas. Bet galimai per žiemos sezoną sutvarkysim, nežinau ar filmuot ar ne, galit komentaruose parašyti, jeigu jums įdomu. Dabar matuojam. Šiaip tai čia tam bakelį baisiai juoda. A čia nebus, kad tepalo čia. O, eik tu antifrizas. Antifriz. -10. Ai, Celsius tai daugiau, -2-3.
kaip ir sakei. Nežinau, čia tavo tų metodų. Užsukė, ne? Tada vienas. Ir dar tik pat. Ai, vienas apsukimas. Gerai, čia uždarom labanaktis. Nebent neužsives. Bet tikiuosi užsives. Kas čia skraido? Helikopter, helikopter. Kažkoks malūnsparnis. Nelabai matos. A čia visiems kaži taip yra, kad išgirsti eini ieškot. Blemba, iš tikrųjų yra žiauriai šalta. Netgi purškia lietus šiek tiek. Bet nieko. O, dar ką prisiminiau. Polo vairas taigi pasikeitė. Dabar užsidėjo lupo vairas. Tai žymiai geriau atrodo ir plus dar nemeta ir bego, jeigu neklystu. Tai dabar bandom užvesti. Easy. Biški diržas cypia. Tai jaučiu viską, statom čia ir plaunam. Visiems turbūt pirmiausia, kas krenta į akis, tai kur yra spoileris ant Polo. Tai dabar spoilerio nėra, nes Polo taip pat turėjo praeiti techą. O dabar spoileris yra garaže, ten kažkur mėtų su visais laikikliais, su visom kojom ir panašiai. Tai greičiausia gal kažkas pasikeis, gal ne, gal kažkaip kitaip nudažysim, bet faktas, kad spoileris bus. Tai kitas esminis pasikeitimas tai yra šitie plasmasiniai slenkščiai. Kadangi Poliakas turėjo į techą ir buvo papuvęs lenkščiai, tai tos lenkščius sutvarkiau, aišku, ten labai nesiknisau, siūlių netryniau, bet uždėjom plasmasinius lenkščius. Tie plasmasiniai lenkščiai iš tikrųjų yra nuo E90 ir jie net nėra dažyti tą spalvą, kokia turėtų būti, bet šiaip vaizdo labai daug dadeda. Vienas dalykas, kad jie turi kažkokią formą ir jie stovi žemiau. Tai biški prideda to tokio vaizdelio ir labai fainiai atrodo. Toliau čia viskas kaip ir senoviai. Priekis kreivas šleivas, muštas, daužtas, virtas. Nieko čia daug nepapasakosiu. Su Polo planai tokie. Reiktų būtinai užsidėti spoilerį. Toliau yra kalnas tokių dalių, kurias reikia dažyti. Tai ten ir kapotas, ir prieki bamperis, dar tarp kitko ir lipas užsidės, kurį gal vėliau parodysim. Reikia duslintuvą sutvarkyti, nes jisai ten biški nepatogiai eina palei apačią. Galbūt išsipjaus ir zapaskės vietą, kas būtų labai fainiai, nes planas yra bagažiniai padaryti šiek tiek kitokią aparatūros išdėstymą, kad netgi per stiklą labai gražiai atrodytų viskas. Toliau ir stiklai užsitamsins, ir lempos pasikeis, ir ratai pasikeis. Žodžiu, planų prie Polo yra bele kiek. Tai dabar yra gan gerai. Nes yra biteris, kuris yra kaip ir daily. Tai Polo dabar bus galima remontuoti, kažką keisti po biškį, dar ir sėdynės tiksliai yra. Yra Recaro sėdynės nuo Kem 6, jos dabar guli ten garaže. Tai reikės ir tą pakeisti. Dar, ką mes dar turim? Turim geidžus, kuriuos turim sudėti. Žodžiu, begalės darbų laukia prie Polo. Gal visko nefilmuosim. Bet būtinai, jeigu kažkas atsinaujins, papasakosim. O jeigu nepapasakosim ir neįkelsim į YouTube, tai galit nueiti mūsų Instagram, jeigu įdomu, ir pasekti mumis. Tai varom į garažą, parodysiu dar kiek detalių turim visokių. Kas čia vyksta, kas čia pridaryta. Tai va, čia pas mane biški statybos tokios, šiokios tokios. Tinkavau sieną, dar tinkuosiu, lyginsiu čia. Ale bus gražiau. Iš tikrųjų tai tik norėjau lempas pasikeisti, bet vat kaip gavos. Čia susidėjo 4 lempos, čia dar 2. Ten galbūt dar susidėsiu 4, nes jau viena neveikia. Ten irgi padarysim vietoj 1 lempos 2, žodžiu, kad būtų gerai filmuot, būtų šviesu. Ir bandysiu kažkaip gal ir šilčiau pasidaryti, kad būtų ten užsidengti visokias kiaurymės ir panašiai, nes žiemą visokių projektų yra, viską noris daryti namuose, bet šalta čia ir nemalonu. Tai dabar va, čia tokia betvarkėlė, švelniai tariant, visokių įrankių primėtyta.
Ir čia yra būsimos Polo sėdynės. Tiesiog juodas rekaras KM6 turėtų nesunkiai įsidėti į tas pačias vietas. Aišku, ten reiks biškį patobulinti, aš ten netaip jau gerai padariau viską. Ten, jeigu matosi, yra ir spoileris, kuris yra nudažytas juoda spalva kol kas. Gal ir bus juodas, gal bus gražiau nudažytas. Kažkur ir kojos mėtos ir laikikliai, bet galimai kažką pakeisim, kažką padarysim gražiau. Vis neišsisprendžiam dar kaip iš ko padaryti šonus, kad jie nelūžtų. Čia buvom iš tokio polikarbonato pasidarę, bet jau ten bedažant jie lūžo, nu žodžiu. Reiktų iš kažkokio, daryti iš kažkokio plastiko lankstaus ir kad būtų gan tvirtas. Bet čia per laiką išsispręsim ir bus liuks. Tai ko dar nepapasakojau, tai prieš tai video turėjot matyti, kad aš virinau angalius, bet nepapasakojau apie savo naują aparatą. Tai yra Shermanas, MIG, TIG ir taip toliau, čia jisai persijungia ir į TIGą, ir MIG, MAG, ir su elektrodais galim virinti, žodžiu, visai toks vykęs reikalas. Nusipirkau ir dujų visokių, kad galėčiau nerūdijantį plieną virinti, paprastą plieną. Tai va, su šito aparatu ir suvirinau Polo slenksčius. Bet dabar atsidarė daugybę galimybių pasidaryti visokius metalo dirbinius, duslintuvus. Tai manau, sekančiam video jau pamatysite kažkokius darbus būtent su juo. Tai greičiausia bus duslintuvas mano pilkajam BMW. Jaučiu, aš jo net neplausiu, kadangi oras yra žiauriai šūdinas ir nenuplausim čia taip gražiai, kai taip šalta, nes reiktų sausinti. Tai ką norėjau apie jį papasakot? Tai pirmiausia, kad dabar yra pasiruošta žiemos sezonui, uždėtos deširinės padangos. Nieko čia jam nėra pasikeitę, jisai tiesiog yra atliekami visokie aptarnavimai ir taip toliau. Tai ką norėjau papasakot apie diffą galinį, ten kur dėjau Racing Diffs tas plokštelės. Mano spėjimais ten jau nieks nebeveikia. Aš jau keičiau vieną syk tepalus tam reduktoriui, tai išbėgo, kaip čia pasakius, nu, tokie drožlės pilkos. Tai jau manau, kad ten nieko jisai nebeveiks. Aišku, ateis žiemą ir pamatysim, ar ten vieną ratą kabina ar du. Tai prie to pačio apie rankinį galiu papasakot. Rankinis veikia kuo puikiausiai. Aš dabar vat, kiekvieną kartą pastatau, užtraukiu tą rankinį, jokie ten salnikai neišsiverčia, niekas. Yra buvo vieną kartą, kad kažkaip užstrigo tas rankinis, bet daugiau jokių problemų, naudoju kaip paprastą rankinį. Čia, kaip matėt, viskas yra išmesta ten, kur viduj tos kaladėlis. Bet, žodžiu, su rankiniu viskas ledas. Dar kažkas kažkada klausė apie tą AliExpressinį stiprintuvą. Tai jisai kaip veikia, taip veikia, nežinau. Gal biški trūksta tos galios, ten tie skaičiai buvo parašyti nesąmoningi. Bet aš jį pilnai naudoju, muzika groja. Nepasakyčiau, kad ten kažkokia kokybė bloga, aišku, ant subo nelabai jinai ir jaučiasi. Tai kitas esminis dalykas, apie ką norėjau papasakoti, tai kad keisim galinį bakelį ir tuo pačiu angalį, nes jau biški ir garsas nusibodo, noris kažko įdomiau, plus noris paeksperimentuoti, kadangi yra jau suvirinimo aparatas, tai tuo atnešiu, parodysiu, kokį bakelį dėsim. Tada! Žodžiu, sakys, vėl just su savo nesąmonėm užsiiminė. Tai va, yra toks bakelis. Neradienčio plieno, Simonsas. Jisai šiaip pakankamai garsus yra, jeigu matėt ant boomerio. Žodžiu, apie šitą triubą papasakosiu sekančiam video. Pamatysit, kaip dedam į pilką mano KM6, papasakosiu, kaip jisai veikia ir pamatysit, kaip atrodys su naujais angaliais. Jeigu ką, šito angalio nebus, čia šiaip tik tai. Tai apie mano pilką daily tiek, turbūt nieko daugiau nepapasakosiu, viską pamatysite sekančiam video. O dabar einam prie kitos mašinos. Jūs galvojat, kad čia beateris? Ne, čia ne beateris. Čia yra dailis. Bet šitas dailis yra ne mano panelės. Tai va, nusipirko pirmuką, 2 litrai dizelis, senas geras, 90 kW. Aišku, prie jo čia daug kažko nėra padaryta, yra pakeistos priekinės lempos su Angel Eyes'ais. Dabar yra su žieminiam dešriniam padangom, bet vasarai galbūt irgi pasikeis kažkas, užsidės lietnykai. Tai gale užsidėjo tik tai išmetimo angalis, prieš tai buvo čiaupas, tiesiog vamzdis į apačią. Tai kažkas įdomiau, kažkas gražiau.
O daugiau kažką prie pirmuko, tai vėliau matysim, tikrai bus video, tikrai bus kažkokių pasikeitimų, o dabar tiesiog kasdien pigiai eksploatuojamas automobilis. ...1996 metų C klasės 1,8 litro tūrio benzinas dujos su 60 litrų dujų baku. Ką daugiau apie jį pasakyti? Pirktas iš senyvo amžiaus žmogaus. Reikėjo pasiknist, kad atvalyti saloną. Rasta visokiausių daiktų kaip protezų pasta, teleskopas, visokių dažų, su kuriais buvo dažyta kėbulas, kur geriau būtų buvo nedažyta, nes yra uždažyti ir moldingai, ir galinis sparnas pridažinėtas. Šiaip dugnas tai žiauriai geras, kaip tokiam Mersui, tai yra uoga, nėra net surūdies nei biški. Ką mes jam dar padarėm, kad jisai važiuotų? Tai gale kardano gumą keitėm, pakeitėm žvakes, tepalus, uždegimo rytes. Daugiau kaip ir nieko per daug nedarėm. Šiaip jisai yra drožiamas tikrai kiekvieną dieną ir stipriai. Tai va, viduj turim mėlyną saloną. Mechaninė pavarų dėžė, kas svarbiausia biteriui. Žiauriai trūksta kilimėlių, kadangi bus važinėjamas žiemą tikrai kiekvieną dieną. Reiks kažkokius guminius įsidėti. Komplektacija, tai čia elektriniai langai priekį, elektriniai veidrodėliai. Įsidėjom kažkokį magelį, kokį radom, kad bent muzika grotų šiek tiek. Daugiau čia iš salono kažko tokio įspūdingo nėra. Va, tamsinti langai, privalumas. Padangas reikės keisti, nes jos yra žeminės, bet tokios kaulinės, sakykim. Kas čia daugiau? Gale skirtingos lempos. Duslintuvas, vat apie duslintuvą. Dabar yra išpjautas vidurinis bakelis, nes jisai buvo tuščias ir ten kažkas viduj skrabėjo. Ten buvo toksai susiaurėjimas, ale slopintuvas. Tai žiauriai pagarsėjo garsas. Reikės kažką daryti su duslintuvu. Aišku, rangalis nelabai koks, tiesiog čiaupas į apačią ir viskas. Bet esmė tokia, kad prie duslintuvo dar lysim, kažką darysim, kadangi benzinas, galim kažkokį gražų garsą išgauti. Čia, kaip ir minėjau, didžiulis dujų balionas, kad būtų važiuoti pigiai ir kad kvepėtų bezdalais. Ką mes čia turim daugiau? Nieko. 1.8 benzas, garselis prikolas, toj parodysim. Variklis veikia, viskas ten tvarkoj. Prieš tai buvo biški problemų, bet kai pakeitėm žvakės, žvaklaidžius, viskas susitvarkė. Buvo problemų ir su generatorium, bet irgi išsisprendėm. Tas Mersas dabar važiuoja ir tikriausiai važiuos dar 100 metų. Užvedam auto variklį. Nežinau, kiek girdis, bet yra biški per garsiai. Aišku, ant apkrovos dar blogiau. Tai va, su išmetimu tiek. Manau, pasikeitimų bus ir tikrai, nes žiemą važinėti su tokiu, tai biški per garsiai. Ir šiaip, tarp kitko, galimai bus įdomesnė kontento su Mersu, bet jeigu jo bus, tai tikrai bus ne YouTube'ai. Jeigu pastebėjot, Mersas dabar be ženkliuko, o Mersas be taikinio, tai ne Mersas, nu tai reikia pasikeisti. Tuo pačiu apžvelgsim ir variklį. O, 1.8 tūrio, benzinas dujos. Nu kas gali būti geriau žiemai, nu pasak. Ai, dar neminėjau, kiek Mersas kainavo. Mersas kainavo visus 900 eurų. Šiaip dabar su biteriais yra pakankamai nemaža problema, kadangi artėja žiema. Nu tai nebėra taip, kad už 2 PM pasiemi krekždę ir drožį. Labai fainas dalykas su kapotu, kad galima va taip atsidaryti. Bet gal mums tiek net nereikėjo. Aš dabar nedasieksiu. Kur čia yra?
Aš nesukeitęs Mersui ženkliuką. O! Čia gan paprasta. Nu, klausimas, ar mums tiks tas naujas. Šiaip tai ten iš AliExpresso užsakytas. Tada! Gražus. Tipo, ne? Kaip už tokią kainą, tai čia ojoj. Gerai, aš jį įdėsiu. Kas toliau? Nežinau. Biškai gal nelygiai. Gerai. Viskas, uždarom. Nebelysim čia. Peržegnojam, kad laikytų į viskas. Ba. Kaip keista su to ženkliuku, ne? A čia jisai tikrai toks turi būti, neturi būti toks, kad lygus, tipo. Šiaip tai fainiai, ką aš žinau. Tai su Mersu tiek. Šiaip smagi mašina, brolis džiaugiasi iš polo įsėdęs į Mersą. Laukit daugiau kontento, jo tikrai bus, jeigu Mersas neužlinks arba neapsivers. O dabar brolis sėda į mašiną, važiuoja kebabu, o mes šioje vietoje video ir užbaigsim. Čia buvo Maple Street Studio, kam patiko būtinai paspauskit like, nepamirškit užprenumeruoti mūsų kanalo, taip pat užeikite į mūsų Instagram, o mes susitiksim kitose video.